Labas rytas, draugai. Naujas video. Noriu parodyti savo saulės elektrinę, kokias pasidaręs. Pusę kilovato galios. Ir eisim visą tai reikalą visą apsižiūrėti. Stovi 3 baterijos. Vartos akumuliatorius stovi 100 amperų. Stovi 12 voltų 77 amperų. Ir šitas varto akumuliatorius stovi 95 amperų. Stovi 3 akumuliatoriai. Visi jie yra sujungti grandinė. Minusas taip pat. Ir bandau tokį eksperimentą, kad sakykime, iš krovimo, kur ateina į akumuliatorius, iš kontrolerio, kur ateina į akumuliatorius, ateina krovimas laidas, tai pajungiau vieną apačioj minusą, o pliusą viršuje. Nežinau, kiek čia tas geriau bus, bet aš tikiuosi, kad akumuliatoriai krausis daug vienodžiau, negu, sakykime, būtų pajungta čia pliusas krovimui, čia minusas. Ir visi du akumuliatoriai pačioj gali labai netolygiai krautis arba įsikrauti. Tai va. Gerai, žiūrėkim toliau. Yra kontroleris. Kontroleris yra 10 amperų. Labai yra kontaktai ploni. Tiesiog, kodėl pasidariau čia kaladėlę, todėl kad į mūsų kontrolerį neina įkišti storesnę laidą negu 2,5 storio. O kaip matot, čia laidas yra storas, čia laidas yra storas. Tai va, atjungiau į kaladėlę. Ir iš kaladėlės į kontrolerį. Ir paskui eina jau į akumuliatorius. Iš akumuliatorių taip pat turėtų eiti storas laidas. Bet kadangi aš negalėjau pajungti, tai perėjau iš plono į storą. Žinoma, čia aišku laikinas dalykas. Tai va, akumuliatorius turim 12,5. 12,5 yra volto ir rašo 75% pakrauta. Tai va, ateina į saulės baterijų, čia ateina mano laidai. Ir principas yra koks, kai aš esu dabar pasidaręs kaip saulė. Krovimą jau nebegauna, saulė jau nebešviečia, įsijungia ladas, tai reiškia išėjimas. Ir išėjimas man šviečia lempos naktį. Tai va, yra viena lempa, paskui yra prie panelių dar viena lempa. Čia va matosi. Tai va, yra lempas ir jos man šviečia. Tikrai užtenka pilnai, net neišnaudoju. Pamatot, iš panakties dabar yra 25 voltai. Krovimo dar net nešviečia, nes dabar yra rytas. Dar net krovimo tokio nėra. Tai va, biškai apsirgęs. Ir ką čia mes galim pažiūrėti laipsnius. Tai yra 10 laipsnių šilumos. Ir voltus. Tai va, man to nelabai užteko. Norėjau daugiau. Tai užsisakiau kontrolerį 40 amperų, kuris rodys amperažą, krovimo akumuliatorius kiek krauna. Ir rodys
kiek yra pakrautas, žinoma, nereikės va šito valdikliuko. Tai va ir nusprendžiau, kad reikia judėti toliau. Ir gavau vakar savo kontrolerį naują, 40 amperų. O iš karto kokias laidus galima storų sujungti. Tai va tos kaladėlės jau nebebus. Žiūrėkim, ką čia rodo 12 voltų sistemoje galima pajungti 500 vatų. Tai va, mano panelės jau yra 500 vatų. Tai galima pajungti į šitą kontrolerį. Jeigu būtų 24 voltų sistema, galėtų pajungti 1000 vatų. Bet yra ir galingesnių 12 voltų, kur galima pajungti daugiau panelių. Na, bet šiai dienai 0,5 kW man turėtų užtekti. Paskui žiūrėsim. Tai matysim, kas bus toliau. Tai va, toliau, ką aš dar užsisakiau, tai užsisakiau inverterį. Užsisakiau inverterį tokį nemažą. Jis daro sinusinį šėjimą. 3 kW šitas momentinis skaitosi, o pastovios srovės tai yra 1,5 kW srovės. Tai va, iškart matosi, kad jau ir laida yra stori. Patys jau laida yra nekūdi. Tai va, dabar aš viską susijunginėsiu. Tikrinsim, jungsim, žiūrėsim. Žiūrėsim, ką duoda mūsų naujas kontroleris. Apžvelgsim savo inverterį. Pajungsim įrankius, pajungsim kažką. Išbandysim, žiūrėsim, kaip veikia, kaip sukasi. Tai va, dirbom, varom į priekį. Tai va, susijungiau. Pangiau storąjį pliusinį laidą, minusinį storąjį minusinį laidą. Stačiau inverterį. Susitvarkiau šiek tiek laidyną. Stovi mūsų naujas kontroleris. Be saulės nieko nėra. Rodo 0 amperų krovimo. 12,6 voltos rodo. Aš nustačiau 5 valandas, kai šviestų. Ir daugiau viskas originaliai. Tai va, dabar yra inverteris. Bandysim testuoti inverterį. Inverteris veikia. Rodo 12,4 ir rodo 2,20 įtampą. Ventiliatorius niekas nesisuka. Jokio triukšmo. Bandykim testuoti. Aš turiu pakrovėją. Pakrovėjas yra 200 vatų. 200 vatų ir 2 akumuliatorius. Bandykim pasijungti. Žiūrėti, ar krauna. Įsijungia ventiliatorius. Lemputės pakrovėjo mirkčiojo. Mirkčiojo, viskas kraunas. Įrankis veikia. Gerai, atsinešiu, pabandysim bulgarikę. Va, ištraukus viskas užgesta. Bandykim jungti kokį bulgarikę, perforatorių, jeigu rasiu po ranką, paimsiu.
Makita. Ne, 840 vatų. Veikia be problemų. Gerai, žiūrėkim toliau. Turiu didžiąją. Čia jau bus 2 kW. 2 kW. Žiūrėkim. Ai, suks, neįsuks. Be problemų. Geras. Tai va, draugai, spauskit laiką, kam patiko. Prenumeruokit kanalą. Gal dar kažką nufilmuosiu apie elektrinę savo 0,5 kW. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Viso, iki.